Nu dabar visiškai tikra žiema ir baigėsi sezonas. Einam čia. Baigėsi sezonas kasimo garantuotai. Ir turbūt negreit prasidės. Tai prisiminiau tokią gerą istoriją. Vieną iš daugelio istorijų. Bet ne visos tokios sudėtingos. Dažnai būna, kad paprastųjų būdų nuvažiuoji, nuperki arba surandi, iškasi ar sineši, ištempi. Šitą istoriją su 34 priekinė plokštė. Iš tikrųjų tai superinio stovio ta plokštė. Šitą istoriją labai taip sudėtingai jinai mums dėliojasi, sekėsi sudėtingai. Galvojom, kaip rimti ieškotojai kasėjai. Įveiksim per vieną dieną mes tą šarvą, bet pasirodo reikėjo 2 dienų. Beveik 2. Normaliai, nu gerai, 1,5. Tokia rimta ekspedicija šiandien. Sekmadienį ankstų rytą tonos 34 plokštę išrovėm iš žemės. Dabar belieka išversti iš duobės ir parsirident kokį virš 100 metrų. Darbelio yra, bet oras puikus. Verčiam vidinę pusę į apačią, dedam vamzdžius, ridenam. Karšta daro. Biškį papilį, man dabar kur geriau mato, karus, nu toks matys, būk operatorius, ne? Prasidėjo taip, žodžiu, Latvijos aukcione. Jo, dabar visas paslaptis jau galim išduoti, ne? Latvijos aukcione nupirkau šarvą šitą, jo nematęs realybėj, kaip dažnai būna. Ir nebranginis mano statymas buvo 180 eurų. Tik tais su tokia esminė sąlyga. Su esminė sąlyga, kad, žodžiu, patiem parsivežti samalaivas. Nu, va toj vietoje ir pastrigo mes 1,5 dienos. Čia viskas. Jeigu šitą video jūs matot, žiūrit, viską sužinosit, kaip mes ten į beveik rankinių būdų, paprastųjų būdų išsitraukėm ir parsivežėm. Jo, dabar jisai kieme pas mane guli ir kažko laukia. Nu ką, judesiukas vyksta. Kažkur valandą keliam jau iš duobės šarvą. Judam.
Labai lėtai žydi. Biškį reikia, man atrodo, nuo pačios Dongrato pričiupė per didelis laužimas. Arba bent jau su bulkiu kažkas. Čia statyk Donkratą ant kovą. O, supratai, ne? Jo. Ant kovą statyk Donkratą, čia lat. Vos atitraukiu, va kaip dabar stovi. Filmukai iš tankų išsaugojimo tarnybos gyvenimo. Pirmas etapas baigtas. Šarva išlūpom iš duobės. Dabar jisai rieda gana lengvai 100 metrų ridenti. Pažiūrėsim, per kiek čia mes sugebėsim tą 100 metrų. Tai krovėm ant techninės pagalbos. Labai nekankinom ten tų gervių. Po apačią, kad riedėtų, kad smagiai riedėtų, pakišom vamzdžius. Kaip ir labai sudėtinga nebuvo, bet visumoje paėmus sporto užteko mums. Buvo žiauriai sunku traukti. Gervės, iš tikrųjų gervės net laikė, reikėjo minimalaus remonto. Toliau dar ta pelkė. Trukdė pelkę, trukdė elksniai, kai kur elksniai buvo, žodžiu, taip tankiai suaugę, kad teko kažkiek tai paaukoti jų, nes tiesiog šarvo plotis didesnis negu tarpai tarp elksnių. Bet kaip mums pavyko ten tada be pašalinių, be žiūrovų, be kažkokių miško savininkų, nežinau net kas jie buvo, kaip mums tada pavyko ištempti stebuklingai.